Esu Edvardas Bilevičius, ūkininkauju ir šiandien pas mus vyksta javapjūtė. Jaunam žieminius kviečius, Kandagraus veislė kreatorių. Vyksta pjūtis jau antrą savaitę, rapsai nupjauti, kviečiai irgi eina į pabaigą visai. Jau nedaug liko, apie 50 hektarų nupjauti. Tai grūdus vežam į elevatorius priduot, tai vežam į Šakių Kandagraus elevatorių, nors dabar atsidarė naujas Jurbarke, tai mums yra daug patogesnis šitas, nes važiuot yra ir atstumas trumpesnis ir pats elevatorius erdvus, sandėliai dideli, labai patogus yra važiuoti su technika viduje važinėjus po jį. Tai paskutiniam dienom nuo atsidarimų vežam į Jurbarko elevatorių. Šis naujas elevatorius atsidaręs Jurbarke Pauloičio gatvėje. Ir sakykime, mums, jeigu vežti į Šakius ir į Jurbarką, tai Jurbarka yra daug arčiau, čiut ne dvigubai. Kandagraus naujam priėmimo punkte dirba jaunas kolektyvas, naujas visas. Jie tengiasi, dirba tvarkingai, greitai, neužlaiko eilių. Tai tuom viskas mums gerai, nors ir Šakiuose taip pat Kandagraus elevatoriuje vyksta greitas priėmimas grūdų. Ten jau įpratę darbuotojai, tai netgi galim sakyti, kad dar greičiau jie apsisuka kaip ir Jurbarke.